Penktasis uždavinys. Apskaičiuok tangent kvadratu alfa, jeigu mes žinome kosinuso reikšmę. Pirmiausiai, formulių lape, egzamino formulių lape susirandame formulę, kuri susieja tangentą su kosinusu. 1 plus tangent kvadratu alfa yra 1 padalinta iš kosinus kvadratu alfa. Taigi, mums bereikia tik tai vietoj kosinus alfa čia įrašyti 2/3, pakelt kvadratu ir apskaičiuoti. Taigi, aš taip ir darau. Rašau 1 plus tangent kvadratu alfa yra lygu. Dabar 1 turiu padalinti iš 2/3 pakeltų kvadratu. Lygu. Nelygu, o tiesiog rašau iš naujo, 1 plus tangent kvadratu alfa lygu, dabar čia galiu suskaičiuoti, apskaičiuojame skaičiuotuvo, arba aš mintinai apskaičiuosiu ir gausiu 9/4, nes 2/3 keliant kvadratu yra 4/9, bet apverčiame, nes daliname 1/4, gaunu 9/4 ir norint apskaičiuoti tangent kvadratu alfa, man tiesiog reikia iš 9/4 atimti vienetą. Aš gaunu 5/4. 5/4. Štai 5/4.